Sveiki, čia Rūta iš Florencijos. Šiandien noriu papasakoti, kaip išsirinkti Italijoje ledus. Ledus visi labai mėgsta, patys italai ir atvažiavę čia mes užsieniečiai. Bet yra kelios taisyklės, manau, jums pravers. Beje, sąžiningus ledus Florencijoje gamina kokios tik 5 ledainės. Jas gali suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Nes dauguma naudoja pusfabrikačius, žiklius, ką mums teršti mūsų organizmą ir taip daug taršos jau aplinkui. Pirmas dalykas, ką jūs turite žiūrėti į ledainę, tai į pistacijų ledus. Jeigu pistacijų ledai yra žalios spalvos, aš eičiau iškart kitur. Todėl, kad pagalvokite, jeigu pakepinti, paskrudinti pistacijų riešutą, apskritai bet kokį riešutą, jisai sumaltas, paskui pasidaro rudas. Tai įdėtas į ledus, jis negali būti žalias. Antras dalykas, pažiūrėkite į šokoladinius ledus. Tas dark chocolate, kur parašyta tamsus šokoladas. Iš tikrųjų, tai kakava įdėta į pieną negali būti juoda, tamsi labai. Jinai turėtų būti ruda, bet ne tamsiai ruda. Tai vadinasi, jeigu matote juodus šokoladinius ledus, beveik juodus, tai aš irgi eičiau jau kitur, nes ten yra padažyti jie. Taip pat pažiūrėkite į spalvas ledų. Jeigu, pavyzdžiui, mandarininiai ledai, jie yra tokie oranžiniai, tai irgi blogai, todėl kad jeigu mandarinų sultis įpiltos į pieną ir grietinėlę, tai jos nebus ryškiai oranžinės, vis tiek prasiskiedžia, tai bus pastelinė tokia šviesiai oranžinė spalva. Ir dar labai svarbus dalykas, kad jūs, jeigu ledus valgote, žiūrėkite į sezoniškumą vaisių, nes jeigu matote ledus arbūzų sausio mėnesį, tai ten tikrai tų arbūzų tikrų bus nerasta. Arba figų ledai vasarį, tai irgi nonsensas iš tikrųjų. Tai dar vienas dalykas labai svarbus, į ledų paviršių pažiūrėkite. Jeigu ledų paviršius yra blizgantis, tai ten yra labai negeras cukraus balansas, todėl kad ten yra per daug cukraus. Nes kiekvienas vaisius įmaišytas į ledus turi savo specifinę tekstūrą, taip sakant, konsistenciją. Tai ledai nebūna vienodai visi blizgantis gražiai. Jeigu taip yra, tai vadinasi, ten yra per daug cukraus. Dar vienas dalykas, jeigu jūs pamatote ledus su kaupu, tokius didžiuliai, tokie kalnai ledų, ledainiai, lipa iš talpos. Todėl, kad ten leduose tuose yra labai daug riebalų. Ir, aišku, ir pripūsto oro. Oro truputėlį pripūsto visuose leduose turi būti, nes tai duoda ledams purumą. Jeigu jo nebūtų, tai reikėtų tada ledams kaltuko arba skalpelio. Kai būna kalnai, tai garantuotai ten yra labai daug riebalų. O kam jums tie riebalai? Iš tikrųjų, tai ledus suvalgius, kaip italai ir visi ledų gamintojai sako, kad jeigu tu paskui atsigeri vandens, tai po poros gurkšnių vandens tuos ledus, tą ledų visą skonį burnoje, gleivinėje, tas vanduo turi nuplauti. Tu neturi jausti jokio poskonio. Tai vadinasi, valgiai gerus ekologiškus ledus. Na, dabar apie Florencijos ledainės geriausias. Tai būtų numeris 1 Il Barocino, Via del Corso gatvėje, netoli pagrindinės miesto gatvės Via dei Calzaioli. Antras taškas tai būtų Edoardo il Gelato Biologico, prie pat Florencijos katedros aikštėje. Trečias būtų La Strega Nocciola, irgi netoli katedros. Taip pat yra dar vienas taškas, kur parduoda jie netoli Ponte Vecchio. Ketvirta ledainė yra Mordilatte, bet iki jos jums toloka būtų važiuoti. Ir dar viena yra Carminė, bet irgi tolokai. Tai tada jūs galite kaip 5. variantą centre pasirinkti Badiani, Gelateria Badiani. Bet tai jau čia paskutinis variantas būtų. Jeigu visos kitos yra uždarytos arba kas nors ten joms atsitiko, bet aš abejoju. Tai tokie patarimai. Atvažiuokite į Florenciją, gyvai paragauti ledų arba ateikite mano ekskursijas, tada kartu nueisime ir paragausime. Na kągi, čiau. Iš Florencijos linkėjimai visiems. Ir geros vasaros, šiltos, svarbiausia.